Labą dieną, pilietė. Pasivažiuoti išvažiavo. Sveikas. Labą dieną. Labą dieną. Galim paeiti iš šono, čia muzika groja, aš nelabai girdžiu. Ar norėtum sudalyvauti žaidime ir laimėti 30 000? Kokiam žaidimui? Tau bus užduodami 5 klausimai, į kuriuos reikės atsakyti ir jeigu visi klausimai bus teisingi, 30 000 bus tau. Nu, davai, pabandom. Gerai, tada ką, einame iki limuziną, aš paaiškinsiu tau taisyklės. Tau bus užduodami 5 klausimai, į kuriuos reikės atsakyti išrinktam asmeniui. Pirmas, trečias, penktas klausimas turi būti atsakyti teisingai. Antras ir ketvirtas klausimas turi būti atsakyti neteisingai. Tai yra, klausimą, kai užduosiu aš tau antrą, tą žmogų, kurį tu pasirinksi, jis turi atsakyti neteisingai. Jeigu jis atsako teisingai, nu, viskas jau. Pralaimėjimas. Tau tinka tokios taisyklės? Jo, tinka. Gerai, tada ką, lipame iki limuzino ir važiuojam tada link paleto arba link Sandy Shore. Tada prie pirmo klausimo. Ir klausimas būtų toks. Koks Lietuvos krepšininkas yra legenda? Ir į šitą klausimą reiktų atsakyti teisingai. Okay. Gali medikų klaus, gali policininkų. Nesvarbu, ne ką klausti. Jo, tu gali pasirinkti. Važiuojam. Tai važiuojam link paleto, karočiui gal žiūrėsim, gal kažkas. Gerai. Jeigu atsakymas bus atsakytas ne tą linkme, kurią tu galėtum laimėti, turėsi pagalbos skambutį. Tu man duosi telefono numerį savo draugo, aš jam paskambinu ir paklau. Okay. Gal ne debilai gyvena miestelė? Na, visko pasitaiko. O ko užsiemi šiaip gyvenime? Ai, nieko. Aš jau užsiėmęs buvau normaliai, kaip prasme, žinai. Aha. Jau pajudėjęs, kaip sakant. Dabar tik atsipalaidavęs, karočiui, laisvo direktorius. Tai kaip ir pinigų nelabai ir trūksta. Netrūksta, aišku. Supratau. Dabar tu žiūrėsi į asmenį, į ką daugiau atkreipsi dėmesį. Nu, ta prasme, vis tiek apranga ar... Ta prasme, į patį žmogų, žiūrėsi, ką jis veikia, ką jis daro ir panašiai. Gerai, o... Jeigu ten kažkur bėga gatve vidury gatvės, į tokį aišku nesirinksiu. Jeigu koks į furistą galiu atkreipti dėmesį, nes furistai daug maž kokie pem būna normalūs, karočiui. Jeigu mes prieinam, pasisveikinam ir iš balso suprantam, nu, ne tas asmuo, kad ras tau galėtų padėti, tiesiog sakai, aš pakeičiau nuomonę ir viskas, mes einam prie kito, gerai? Neadekvatus gali būti. Jo. Sakai, žinai, labą dieną. Tada pirmą stotelę bus, karočiui, mechanikai. Pažiūrėsim tenais. Paskutinį kartą šitam žaidime dalyvavo mechanikas ir jis laimėjo, iš tikrųjų, vienintelis laimėjo iš 6 dalyvavusių asmenų. Mechanikas dirba, nemanau, kad jis galės šiuo momentu padėti mums. O tu žinai šitą klausimą atsakymą? Turistų. Lyg ir žinau. Ir koks būtų, jeigu tau reiktų atsakyti šitą klausimą, koks būtų atsakymas? Sakyčiau, aš tai asmeniškai sakyčiau, kad Arvydas Sabonis. Jo, teisingai. Kur pareigūnai? Taip, klausom jūsų. Reikia jūsų pagalbos. Labą dieną. Mes norėtume, kad jūs padėtumėt šitam piliečiui už jį atsakyti į vieną klausimą, kuris lemtų jo vieną pliusą laimėjimui iki 30 000. Ar galėtumėt jam padėti? Nu, galiu. Koks Lietuvos krepšininkas yra legenda? Ja, geros dienos jums Nu, jums. ir gero darbo. Labai Iki. dėkoju. Liko dar 4? Jo. Antras klausimas bus, į katrą reikės atsakyti neteisingai. Ir klausimas būtų toks. Kurioje šalyje yra Eifelio bokštas? Oi, blėt. Tai dabar kurio debilo reikės? Joks žmogus galėtų atsakyti šitą klausimą neteisingai. Nežinau, Sabonis gal koks. Teisingas atsakymas. Ką? Ačiū Jums už atsakymą. Dėkoju. Va šito paklausti reikia. Labą dieną. Labą dieną. Ar galėtum padėti mums? Pilietį stumiantis dviratį. Ar galėtų mums padėti? Supratau, gal jis kur šnebėlys, nieko nepadarysim. Man atrodo visi dirbantis šiuo momentu. Arba dirbantis, arba kažkaip užmygę gal jau. Man atrodo, tų gyventojų kaip ir nelabai mažai. Limuziną konfiskuos. O, greičiau, bėg. Va šitas žmogus. Labą dieną. Labą dieną. Ar galėtų mums padėti šitam žmogui atsakyti į klausimą, tuo pačiu jam padėti laimėti 30 000?
Nežinau, galėčiau panaikinti, bet nesu toks protingas. Šitas asmo tave Viskas pasirinko. gerai. Tada einam iš karto prie klausimo ir klausimas būtų toks, kurioje šalyje yra Eifelio bokštas. Variantų bus Ne. Prancūzija. Atsakymas teisingas. Bet tuo pačiu ir jūs turėt šitą klausimą atsakyti neteisingai tam, kad jis laimėtų. Ačiū Jums už atsakymą ir ką tada, geros dienos. Gali pažiūrėti savo telefone, kokį telefono numerį ir duoti man. Aš net neturiu tokių žmonių. Labą dieną. Ar su Alina kalbu? Taip. Aš čia skambinu nuo tokio Redo. Ar pažįstat jį? Nu, kažką girdėjau lyg. Gerai, klausykit. Čia jis dalyvauja tokiame žaidime, kuriame jis gali laimėti pinigų. Ir jis pasirinko jūs, kad jūs padėtumėt jam atsakyti į klausimą. Ar gal... Ai, Redas, aha, prisimenu. Tai padėsit jam? Jėsiu. Gerai, klausimas iš karto būtų toksai, kurioje šalyje yra Eifelio bokštas? Londone? Atsakymas neteisingas, bet vien dėl to, kad atsakėt neteisingai, jūs jam padėjot atsakyti į antrą klausimą. Labai ačiū Jums Nusiemam pilietį. ir geros dienos. Iki. Vienas iki. Iki. Atsakymas buvo Anglijoje. Rimtai? Gal Antras klausimas atsakytas. sumaišė, gal su Big Benu, žinai. Jo. Tada ką, perėsim prie trečio klausimo, bet mums reikia limuzino, nebeturim. Gal daveštumėt iki limuzino pasiimti? Būna geresnių policininkų pavyzdžių, žinai. Aš netgi pats nusišypsau, kai gavau tokį atsakymą. Anglija, pizdi. Gal sakau, su Big Benu sumaišė. Vienas tai tikrai tokio atsakymo nesitikėjau, bet nu jau. Blemba, mane laikraštuką parašė draugė, problema iškilo. Aš turėčiau ją pasimti. Nes moteris yra svarbiau, savaime aišku. Ne, čia yra mano draugo žmona. Ką čia Kiek nuvažiavo darom? pažiūrėti? Žaidimą darom žmonėms. Kokį? Reikia atsakyti į klausimus Nu, blemba. ir atsakius į klausimus galima laimėti 30 000. O kuo vardu būsi? Tai va, Ala. nežinau. Norėtum sudalyvauti žaidime? Nu, ba. Aš paaiškinsiu visas taisyklės ir visa kita. Visas žaidimo procesas yra paprastas, labai lengvas ir praleisti gerai laiką. Gerai. Sveiki, salos gyventojai. Sveiki, sveiki. Stimaliai. Būsiu Bravo 32 Frankhaven, ar turit leidimą? Jeigu dar kartą pareigūnas prieis paklauso, ar leidimą turi, pasakyk, kad įstatymas yra viešoje vietoje filmuoti ir nėra draudžiama, čia nėra privati valda. Nuo kada čia reikia leidimo viešoje vietoje? Jis ką, teisėjas kažkoks? Mane čia filmuoja tavo tėtė, žinok, čia kažkaip nelabai saugiai jaučiuosi, man reikia pastiprinimo. Jau atskris, tik manęs po sparnais nepakišk. Kiek jums metų? Pakankamai. Pakankamai tai kiek? 18 plus. Tikrai? Tikrai taip. Aš išgirdau čia kreipėtės į tėtį, tai biški subėjoju jūsų amžiumi. Tai čia mano draugo tėtis. Žaidžiam. Ne, aš negaliu eiti jo. Gerai, tada Ant stogo. važiuosi su mumis? Nebegali dalyvauti. O tau buvo pasiūlyta. Ne, aš. Sveiki, nori laimėti 30 000? Noriu. Važiuojam su mumis. Tu pažįsti Alą? O tu kodėl jį nenorėjo sudalyvauti? Nedrįsta. Žmona, nori perkalbėti. Viskas ir paprastai ir fainai sudalyvauti būtų. Jeigu nori eik perkalbėk ją. O kaip dėdė yra, jūs sakė? Nežinau, kur jis dingo, mes laukiam, jam buvo duota 10 minučių, bet jis negrįžo. Tau pasisekė šiandien ir tau yra galimybė laimėti 30 000. Kad laimėti 30 000, tau bus užduodami 5 klausimai, į kuriuos reikės atsakyti. Bet esmė žaidimo yra tokia, kad atsakymus turės atsakinėti ne tu. Tavo pasirinkti žmonės turės atsakyti už tave klausimus, kuriuos aš tau užduosiu. 1, 3 ir 5 klausimas turi būti atsakyti teisingai. 2 ir 4 klausimas turi būti atsakyti neteisingai. Jeigu suklys ir lemia tavo pralaimėjimą, turi vieną pagalbos
skambutį, duosi man telefono numerį ir aš paskambinu. Kiek nulių turi milijonas? Į šitą klausimą turi atsakyti teisingai. 7. Ne, 6. Aš taip galvoju. Dabar lipsime į limuziną, važiuosim mieste ir tu tiesiog parodysi asmenį, kuris galėtų atsakyti į šitą klausimą. Kai prieisim prie asmens, tu nieko negali sakyti skyrus labas, tiesiog pasisveikinti. Ką Sigitai gyvenime veikia čia? Šiek tiek dirbu, šiek tiek ne. Furisto. Pirpėdininkų. Patinka, kiek metų jau dirbat? Pusę metų. Tai jau įgūdžių turi nemažai. O jūs klausykit, susituokęs vaikų turit? Vieną sūnų turim. Kaip manai, kokią asmenį tu norėtum pasirinkti, kaip jūs turėtų būti apsirengęs? Labą dieną ir norėjau paklausti, ar galėtumėt sudalyvauti į tokiam žaidime, kurį reikia atsakyti į klausimą, bet atsakydamas į klausimą padėsit šitam žmogui priešais mane, kuris stovi, laimėti 30 000. Ir klausimas būtų toksai, kiek nulių turi milijonas? 6. Teisingas atsakymas. Ačiū Jums už atsakymą. Antras klausimas būtų toksai, kurioje šalyje yra Eifelio bokštas? Ar tu Sigi žinai? Graikija. Atsakymas būtų neteisingas. Tai tau reikia surasti tokį pat žmogų, kad atsakytų taip pat neteisingai, nes Eifelio bokštas yra Prancūzijoje. Priėjom prie jūsų tokių klausimų. Žodžiu, šitas pilietis dalyvauja žaidime ir jam buvo užduotas klausimas, į kurį reikėtų atsakyti. Ir taisyklės yra tokios, kad ne jis atsako, jis pasirinka žmogų ir jis pasirinko jūs padėti jam laimėti. Kurioje šalyje yra Eifelio bokštas? Paryžiui. Teisingas atsakymas ir Sigis nelaimi pinigų, nes į šitą klausimą reikėjo atsakyti neteisingai. Pasirinkot blogą žmogų. Jo. Sorry. Ačiū už dalyvavimą. Sigi, turi vieną skambutį, jeigu man duosi telefono numerį, čia paskutinė galimybė. Labą dieną, Ala. Klausykit, skambinu nuo Sigio ir mums reikėtų, kad jūs atsakytumėte į vieną klausimą ir tuo pačiu jam padėtumėte laimėti pinigų. Galit mums padėti? Klausimas būtų toksai, kurioje šalyje yra Eifelio bokštas? O ką, žinau, Londone. Gerai, ačiū už atsakymą. Atsakymas buvo neteisingas, bet tuo pačiu jūs ir padėjot jam atsakyti į klausimą. Ką sakė Anglija? Aha. Trečias klausimas bus toksai, į jį reikia atsakyti teisingai. Tai klausimas būtų toksai, koks dainininkas Lietuvoje turi daugiausiai baudų. Žinai tokį dainininką? Dragūnas. Teisingas. Tai va, mums reikia surasti žmogų, katras galėtų atsakyti už tave. Kokį dabar asmenį rinksitės palei aprangą? Ar protingą, ar nelabai? Koks paklius. Visi protingai. Mechanikų gal. Gerai, važiuojam prie mechanikų. Ko vardu būsit? Pauly, gal galim išėti lauką ir tiesiog aš paaiškinsiu visą situaciją. Šitas pilietis su balta maike, jis dalyvauja žaidime ir jam reikia atsakyti į klausimus. Jis pasirinka žmogų, katras atsakytų už jį. Ar galėtum atsakyti vieną klausimą? Klausimas būtų toksai. Koks dainininkas Lietuvoje turi daugiausiai baudų? Oho, koks klausimas. Kaip manote, koks tai dainininkas? Na kaip jūs vaizduojat, koks dainininkas Lietuvoje gali turėti daugiausiai baudų? Daug yra, manau, bet. Bet vienas toksai įžymiausių, sakyčiau, visi tikrai turėtų žinoti šitą dainininką. Turtingas. Ai, žinau turbūt. Gerai, tada spėkit. Selas. Teisingas atsakymas. Ačiū Jums labai, dėkui dar kartelį ir ką, gero vakaro Jums. Gerą vakarą. Ketvirtas klausimas. Kas sunkesnis? Ar kilogramas akmenų, ar kilogramas pūkų? Tai šitą klausimą reikia atsakyti neteisingai. Akmenų. Neteisingas atsakymas. Atsakymas yra lygiai. Abu du vienodai sveria. Tai va tau reikia surasti tokį žmogų, kuris atsakytų neteisingai. O kuris žmogus galėtų atsakyti šitą klausimą už tave? Turi primatuoti. Ten. Labą dieną, labą dieną. Matau, tu jau antrą kartą čia pakliūni pas mumis. Ar galėtum šitam žmogui padėti irgi laimėti pinigų? Klausimas būtų toksai. Kas sunkesnis? Ar kilogramas akmenų, ar kilogramas pūkų? Susimastė žmogus. Jūsų atsakymas būtų... Kilogramas akmenų. Čia galutinis jūsų atsakymas. Atsakymas neteisingas. Atsakymas būtų abu du sveria lygiai. Kadangi atsakėt neteisingą atsakymą, jūs padėjot jam atsakyti ketvirtą klausimą. Tu Sigitai, paskutinis klausimas beliko. Tai čia gerai, ar... Jo, kadangi jūs atsakėt neteisingai, to, ko mums ir reikėjo. Nes jeigu būtumėt atsakęs teisingai, susiskaito laimėjo. Tai viskas gerai.
Gerai, ačiū Jums dar kartelį reikia. Aš pažiūrėsiu, kaip žiūrovas dabar ar jis laimės ar ne. Sigitai beliko vienas klausimas iki laimėjimo. Ramusis. Klausimas būtų 5 toksai. Į jį reiks atsakyti teisingai. Ir klausimas būtų, koks didžiausias pasaulio vandenynas? Ar tu žinai? Atlanto. Ne. Tai gal šitas pridėtis po karimo. Ne, jis jau dalyvauja, jis yra mechanikas. Aš jį gerai atsimenu. Aš dirbtelis profesionalus. Jo, bet aš pamenu jūsų veidą labai gerai. Moteris Užmiršta, gal va, pilasi ne? degalus. Nori pabandyti moters paklausti? Galim. A, Man įdomu. Galima nepažiūrėti. jo. Galima panelę klausimą. Pasirinko jūs, kad padėtumėt jam atsakyti. Ar galėtumėt mums padėti? Klausimas būtų toksai. Koks didžiausias pasaulyje vandenynas? Neskubėkit atsakyti, pagalvokit. Šitas paskutinis klausimas lemia jo laimėjimą arba pralaimėjimą. Ramusis vandenynas. Teisingai atsakymas. Valio, Sigi, laimėjai. Aš atsimenu, kažkam padėjau, kažkada man ir sako, kuris didžiausias vandenynas, o aš iškvietimą vykstu. Galiu paklausti, kiek buvo dalyvių prieš šį... kol tą Sigis pergalę? buvo antras, nes pirmas dingo. Pirmas, trečias ir 5 klausimas turi būti atsakyti teisingai. Ir antras, 4 klausimas turės būti atsakyti neteisingai. Ką tai reiškia? Kai mes užduodam 2 arba 4 klausimą asmeniui, jis atsako teisingai, tai reiškia tavo pralaimėjimą. Tai ką, gal pradedam iš karto nuo pirmo klausimo. Ir pirmas klausimas būtų toks, ir į jį reikės atsakyti teisingai. Kiek elnių turi kalėdų senelis? Man dabar reikia surasti žmogų. Jo, žiūrėk, mes turim limuziną, mes galim važiuoti aplink miestą ir važiuodami tiesiog gali pasakyti, va, tas asmuo ten apsirengęs taip ir taip, galim jo paklausti. Važiuojam ar... Jo, važiuojam. Gerai, važiuojam. Prašom sėsti į mūsų limuziną. Tai gal jums nereikia vairuoti, mes turim vairuoti į šitą klausimą, į kokį žmogų žiūrėsit, kai rinksitės. Nežinau, tai reikia paklausti. Taip, pirmą žmogų kažkokį pažiūrėti. Va, čia žmogus stovi, gal paklausti. Kurio? Su raudonais plaukais? Jo, bet reikia privažiuoti arčiau, aš nematau. Gerai, privažiuojam. Pala. Labai įsibėga, gal neturės laiko. Tiesiog pagalvok į šitą klausimą. Klausimas, mano manimu, vis tiek nėra labai lengvas jau. Ir Aha. tiesiog pagalvok, ar jis tikrai galėtų atsakyti šitą klausimą. Labą dieną. Labą dieną. Ar galite išlipti iš mašinos? Esmė yra tokia, šita mergina dalyvauja žaidime ir jai yra užduodami klausimai, bet jį pasirinka kitus žmonės, kad atsakytų už ją. Ar galėtum jai padėti laimėti? Nu, davайте. Gerai, tada iš karto einam prie klausimų ir klausimas, kiek elnių turi kalėdų senelis. Neskubėkit atsakyti. Pagalvokit, kiek elnių turi kalėdų senelis. Ai, aš kelnių galvoju. Ne, elnių. Čia reikia pagalvoti. Jo, pagalvokit. Nes viskas priklauso, viskas dabar nuo jūsų. Ar ši mergina atsakys į pirmą klausimą? Kai vaikystėje buvote mažas, vis tiek žiūrėjote filmukus, kiek prisimenat elnių, kai skrisdavo senis šaltis su ragutėm? Nu, 2. Pirmas buvo Rudolfas, atsimeni? Tai jūsų atsakymas būtų koks? Nu, žmoga pagalvoda biškai. Aš noriu pagalvoti. Gerai, pagalvokit. Kelias sekundės. Aš žinau, kad nėra lengva, klausimas tikrai nėra iš lengvųjų. 9 gal? O jūsų atsakymas būtų galutinis, nes prieš tai jau girdėjau kai kuriuos atsakymus. Jo, 9. Atsakymas užskaitytas ir jis yra teisingas. Ačiū Jums, kad sudalyvavot ir padėjot jai atsakyti klausimą. Nėra už ką. Geros dienos Jums. Ir Jums. Antras klausimas būtų, į kurį reikia atsakyti neteisingai.
Ir klausimas būtų toksai. Kas dega visą dieną, bet nesudega? Jeigu reikėtų jums atsakyti šitą klausimą, koks būtų atsakymas? Saulė. Teisingai. O jums reikia surasti žmogų, kad jis atsakytų neteisingai. Ką šiaip gyvenime veikiat? Pienininkė su kalbės meržį. Aha. Šitas, neatsimenu, vieno. Ir kiek ilgai jau dirbat? Suguos nemačiau. Aš nelabai dažnai būnu čia mieste, dėl to gal taip. Supratau. Tai va. O Čia tie mūsų žmonės dabar. visi užsiėmė darbais, pinigus, reikia uždirbti šiais laikais, viskas sunkiai sekasi, žiūriu, viskas pabrango. Nėra lengva. Mašina brangiai kainuoja išlaikyti. Žiūrėk, stočiu. Jo, ir visas maistas. Renka. Ne, jis neadekvatus, jis ten prisirūkęs, nelabai ką ir gausim iš jo. Tai va, atsakys gerai. Tokį darbą užsiėmą, tada kažką dirbat. Mes šiaip gyvenam, savo verslą turim. O kokią čia progą jūs taip užsiėmą? Tiesiog norim praskraidinti gyvenimą visiems. Sveiki, vyrai. Sveika. Tinka. Labą dieną, klausykit, ar galėtų jūs mums padėti? Pilietė? Jeigu jis atsakys šitas tavo pasirinktas žmogus teisingai, aš jam duosiu irgi arbatpinigių. Truputį jam sunku gyvenime. Galės apsimokėti sąskaitas. Ta mergina dalyvauja žaidime, jai yra užduodami klausimai ir jie pasirinka asmenys, kad jie atsakytų į klausimus už ją, ne? Žodžiu, klausimas būtų iš karto toksai. Kas dega visą dieną, bet nesudega? Tai pagalvosiu. Kaip manai, kas gali degti ir nesudegti? Gerai, 1, 2, 3, Nežinau. 4, iki 5. Bet kokį atsakymą. Gamta. Atsakymas buvo neteisingas, bet už tai, kad tu atsakei neteisingai, mums šito ir reikėjo. Labai ačiū. Klausyk, girdėjau ten su mechanikais, turėjai problemų dėl sąskaitų susimokėti. Aš tau arbatpinigių duosiu, gerai? Pasakyk savo banką. 1075. Gerai. Čia sąskaitas apsimokėsi? Gavai? Ačiū, jo. Ačiū tau už atsakymą. Ačiū labai. Ką, geros dienos tau. Trečias klausimas būtų toksai, į kurį reikės atsakyti teisingai ir jis būtų toksai. Kiek mėnesių turi 28 dienas? Kiek mėnesių? Kiek mėnesių turi 28 dienas? Gerai, supratau. Jeigu reikėtų jums atsakyti šitą klausimą, koks būtų atsakymas? Visi mėnesiai. Dar? Klausau, koks Nu tas ką? klausimas būtų. Labą dieną dar kartelį. Žodžiu, šita mergina dalyvauja žaidime ir jai yra užduodami klausimai, bet jį pasirinka asmenys, kurie atsakytų už ją. Ir ar galėtumėte jai padėti? Nu, galim mėginti. Gerai, klausimas iš karto būtų toksai. Kiek mėnesių turi 28 dienas? Čia pizdas, kai šorat. Nu, šitą neatsakysi, žinokit. Atsipalduoti. Nu, palauk. Neskubėk, pagalvok. Kiek mėnesių turi 28 dienas? Kiek mėnesio, na? Taip. Visi. Teisingas atsakymas. Matai. Ačiū jums. Nesustoji, pagalvoji. Jūs jai padėjote atsakyti į trečią klausimą. Ir jai dar reikia atsakyti 2 klausimus ir tada ji gali laimėti 30 000. Oi, labai gerai. Va, jūs tikrai labai padėjote, dar kartelis ačiū. Ir ką, geros dienos jums, iki. Geras. 4 klausimą reikės atsakyti neteisingai. Ir klausimas būtų toksai. Kiek šonkaulių yra žmogaus kūne? O jūs žinot atsakymą? Ne, nežinau. Tai čia vienas iš tokių nelengvų. Padėt man. Tai gal nuleistas pirštus savo, nu nenormalus jų gyvėsi. Kiek šonkaulių yra žmogaus kūne? Šonkaulių. Žinokit, daug, bet arba mažai, arba daug yra. Nu, jūsų manimo, kiek galėtų būti? Vis tiek mokykloje mokinutės gamta buvo ir buvo minėti tikrai šitą temą. Šonkaulių, ką, jei vienas turi po 12-24 turbūt, tai plaučiai.
Tai galutinis atsakymas koks būtų? Nu, galutinis. Nu, manau, kad turėtų būti kažkaip 24 pagal viską. Tai čia galutinis atsakymas. Nu, šausim taip. Gerai, atsakymas yra teisingai, bet šitas atsakymas lėmė jos pralaimėjimą, nes atsakymą turėjo atsakyti neteisingai. Toks protingas esi. Aha, su gestais irgi protingas, bet nepagalvojom, kad į atsakymą atsakysi protingai. Galvoju, kad būsiu darnesnis. Negu tavo poilgiai. Pačiai duotų atsakymą tikrai moteris. Ne, esmė yra, žaidimo esmė ir yra, kad atsakymus reikia atsakyti ne jai, o jį pasirinka žmonės. Tai ką, dėkui tau už tus gestus ir už tavo atsakymą. Per protingas esu. Nu, matas. Gerai. Gerai. Tai neatrodo, kad protingas, tai šito pagirimas, kad tu esi protingasis. Atsakymas buvo ne tavo naudai, turi paskutinę galimybę, jeigu duosi man kažkokį tai numerį, aš pabandysiu paskambinti ir paklausiu. Pabandom iš 3 kartų. Numerį diktuot man ar ką? Ne, tu jau viską savo padarei, tau labai ačiū. Tai man jau išeičia? Jo. Aš pažiūrėjau, kam galiu skambinti. Na gerai, davai. Gerai, kai tau. Kas išvažiavo? Bet puikiai tai tikrai nepasakyčiau, kad tai būtų. Protingas, aš esu, blema. Ko vardu bus? Sigutis. Sigutis? Sigis. Sigis. Ai, tas pats, ne? Jis jau su man dalyvavo. Klausau. Labą dieną, Sitai. Sveiki. Padėti mums atsakyti klausimą. Iš karto užduodu klausimą ir klausimas būtų toks, kiek šonkaulių yra žmogaus kūne? 19. Ačiū už atsakymą. Atsakymas buvo neteisingai, atsakymas yra 24. Tiesiog. Bet nieko, jūs padėjot laimėti savo draugai. Paskutinis klausimas tada bus, jį reikės atsakyti teisingai, tai būtų, kokią valstybę pateksime, jei perplauksime Baltijos jūrą? Jeigu šitas klausimas būtų užduotas jums, koks būtų atsakymas? Net neįsivaizduoju. Kokias šalis žinot aplink Baltijos jūrą? Lietuva. Tai Lietuva liečia Lenkiją, Estiją, Latviją. O priešingos pusiai? Kas fotoreina? Tai vat, kad nežinau, kas yra priešingose pusėse. O gerai, tai jums reikia surasti tokį žmogų, kad aš žinotų. Pažiūrim, gal tas, kur atvažiavo. Nu, pabandom. Dabar jau nesakysiu, nes žmogus jau šalia. Labą dieną. Labą dieną. Tinka. Labą dieną. Kaip sakot? Mes jumis sutrukdėme. Šita mergina dalyvauja žaidime ir jie yra užduodami klausimai, jį pasirenka asmenys, kad trie atsakytų už ją ir kad jį pasirinko Labai jūs. ilgai jūs girdžiu. O dabar geriau? Dabar geriau. Šita mergina dalyvauja žaidime ir jie yra užduodami klausimai, kuriuos reikia atsakyti, bet atsakymus atsako ne jį, o jį pasirenka žmonės, tai jūs esate išrinktasis, kad tras galėtumėt jai padėti laimėti 30 000. Gerai. Neturit laiko? Jo. O gal pabandom? Viskas čia greitai. Paprastas klausimas. Gerai. Gerai, klausimas iškart būtų toksai. Į kokią valstybę pateksime, jei perplauksime Baltijos jūrą? Finlandija. Nežinau, lietuviškai. Pagalvokit gerai, neskubėkit. Norvegija. Gerai pagalvokit. Jeigu sakysime, plauksite nuo Klaipėdos tiesiai, kokią valstybę? Sekundės. Jeigu nuo Klaipėdos jūros plauktume tiesiai. Jūsų galutinis atsakymas? Švedija. Ačiū. Teisingas atsakymas. Ačiū Jums labai. Teisingas? Taip, Švedija. Ačiū. Matot. Padėjot jai laimėti 30 000. Aha. Gerai. Viskas, aš laisvas. Jo, labai ačiū Jums dar kartą. Prašom. Gerai, pasakyk man banko numerį. Kaip fainai. Koks tavo banko numeris? Mano numeris yra 1755. Va, pavedimą. Ačiū labai. Gavot? Ačiū Jums, kad sudalyvavot. Tikiuosi, tie pinigai bus
panaudoti gerą linkmę. Tikrai taip, ačiū labai. Geros jums dienos. Jums Aš irgi. einu primigti iš karto. Gerai, iki. Pražodžiu, miegot. Gerai, iki. Bet kadangi čia buvo Sigiaus draugė vėl, No, tai va. ir ji parašė žinutę, stop, davai, Šios kad jo, žinai, bet, nu. nes ilgai krapštis telefone.